Labą dieną, esu Eugenija Bučinskienė, Gyvūnijos dantų harmonija, gydytoja ortodontė. Labai dažnai sulaukiu klausimą, kuri breketų rūšis yra tinkamiausia mano atveju arba koks gydymo būdas renkasi pats žmogus. Mano pareiga yra padėti išsirinkti, tai dažniausiai aš turiu pristatyti tiesiog palyginimą į charakteristiką, pliusus, minusus, aišku, kainą įvardinti. Ir žmogus renkasi ne pagal tai, ką aš jam pasakau, pagal tai, ko jisai nori. Kalbant apie vidinius breketus, kiekvienam pagal jo dantų formą, pagal situaciją, pagal visą gydymo planą sudarytas individualus gydymas, kas supaprastina ir palengvina gydymo visą procesą. Sistema yra pilnai estetiška, nes breketų nesimato, jie išsidėsto iš vidinės dantų pusės. Vidiniai breketai yra šiek tiek saugesni, jeigu kalbėti apie riziką, turėti papildomus ėduonies faktus. Breketas yra pakankamai didelis, jis uždengia visą vidinį paviršių, mums estetikos nereikia. Ir jeigu jūs nepakankamai gerai išsivalė, tai nusėdė likučiai ant metalo, jie nepakenks. Moksliniais tyrimais jie yra apie 5 kartus saugesni nei išoriniai breketai. Pliusas aišku tame, kad valgant viešoje vietoje nėra tiek daug rūpesčio, kad būtų švaru, nes maistas užlenda, užsikabina, prisikemša, bet tiesiog nesimato ir žmogus gali susitvarkyti tada, kada jisai turi laisvo laiko. Vidinių breketų minusai pagrindė yra 2. Jie sukelia šiokį tokį šveplavimą, nuo lengvo beveik negirdimo iki pakankamai smarkaus, bet liežuvis yra raumuo, jį galima ištreniruoti. Antras minusas yra šiek tiek aukštesnė kaina, todėl kad individuali gamyba vienaip ar kitaip jinai visiems pakelia gamybos kaštus.